ir nebekalbėti. Nes visa tai, ką mes čia darome, ką bandome daryti, yra jaunųjų kvietimas. Mes savo padarėme ir blogą, ir gerą. Ir tik tai dėl to, kad suprantame, kad kažką padarėme, esame čia. Nes padaryti reikia dar tikrai ne pusę darbo. Darbas tik pradėtas. Kad Lietuva yra blogai, aišku visiems. Esu iš tų, kurie tai matydami galvoja, ar gali būti kitaip. Manau, kad ne tik tai gali, bet ir privalo būti kitaip. Kad tai vyksta, yra tai, ką aš matau prieš akis, esame mes, čia susirinkę. Tai jau yra kitaip. Tai, ką sako, šitie mūsų susirinkimai yra visuomenės kiršinimas, yra valstybės pamatų klibinimas. Tarsi jie dar stovėtų taip, kad juos niekas negalėtų pajudinti. Didžiuma jų išnešiota. Aš pasakysiu tiek. Mes čia susirinkę niekada nesakėme, kad norime gėrį kurti blogiu. Mes veikiame ir veiksime Lietuvos įstatymų pamatų, galvodami apie geresnius įstatymus. Kas juos kuria? Broliukai už nugaros, jums priekyje. Čia buvo sakoma, kad Seimas nėra beviltiškas. Aš manau, kad tie pajudėjimai, kurie pasirodė kaip antikorupcinės komisijos veiksmai, kaip iniciatyva sukurti ypatingojo prokuroro įstatymą, yra krislai, kurie iš tiesų rodo, kad bandoma pamatyti žmonės. Žmonės, su kuriais galima šnekėtis žmonių, o ne šuns kalba. Aš labai norėčiau, kad galimybių ten pažiūrėti į mus būtų kur kas daugiau, tačiau esu šį kartą jau iš tų, kurie nebetikiu, kad ką nors galėtų padaryti šis Seimas gero. Ar jis galės padaryti ką nors gerą per kitus 4 metus? O būtent parengta viskas, kad sėdėtų ten tie patys. 20 milijonų valstybė pinigų, tai yra mūsų pinigų, nusavinta, mesta tenai, užliuliuoti jūs bus glensuotais popierėliais, kad rinktumėmės ne patį blogiausią iš blogiausių. Man atrodo, kad tai yra visiškai nepriimtina, galvojant apie tai, o kągi mums daryti. Manau, turėtume savo aiškiai pasakyti, kad siunčiami atstovai, už kuriuos mes privalome balsuoti, gali būti visiškai ne mūsų atstovai. Kodėl mąstau, ieškodamas kelio, kaip išeiti iš tos užburto rato, pramušti tą gelžbetonį? Ką daryti? Ir nerandu nieko geresnio, kaip, pamąstymą apie galimybę žmonėms patiems iškelti savo kandidatą. Dabar įstatymiškai šito padaryti negalima. Turi pats įsikelti, įmokėti įmokas,
Bet aš manau, kad tai nėra tos kliūtis, kurios galėtų būti neįveikiamos. Todėl, eidamas kalbėti čia ir norėdamas pasakyti kokią nors šiandien nesakytą mintį, kuri galėtų būti reikšminga visiems, ne tik tai man, aš galvoju taip. Kiekvienas iš čia esančiųjų, grįžęs namo, yra iniciatorius tos iniciatyvinės grupės, kuri pradeda telktis ir klausinėti, koks sąžinę turintis, garbingas, pasitikėjimą keliantis žmogus nuo jūsų, nuo tos apygardos žmonių galėtų būti deleguotas į Seimą. Aš manau, kad tai nieko nėra naujo, tai yra tik tai sąjūdžio metodų pakartojimas. Tiesa, demokratiškesnis. Mes tada iš sąjūdžio siuntėm žmonės, už kuriuos garantavome, kad jie bus patikimi. Dabar jūs galite pasiimti į rankas šitą atsakomybę ir su savo delegatu būti atsakingi kartu už Seimo darbą. Šitokiu būdu į Seimą galima deleguoti pusę Seimo. Kai kas sako, tai visos politinės sistemos griovimas. Aš klausiu, ar gali būti blogiau, negu yra dabar? Ir tada sakau, taip, bandykim. Bandykim. Visas gyvenimas yra ėjimas į nežinią. Bet tas ėjimas yra į nežinią, kurios mes norėtume pamatyti. Todėl manau, kad tikrai neišsiskirstysite į namus, palikę šitą mintį neaptartą, neapmastytą, o užmestą kaip malonaus pabuvimo, viltingo pabuvimo, jis iš tiesų viltingas. Viena iš motyvų. Nėra kitos galimybės mums pakeisti Lietuvoje tvarką, kaip iš esmės pakeisti Seimą, kuris kurtų įstatymus ne prieš žmogų, o už žmogų. Dabar plakatas ten vienas, kuris ten dingo, reiškia, vežam iš Baltarusijos, pilam iš Rusijos, o valgom iš Lenkijos. Na, ar geriau apibūdinsi visą šitą mūsų situaciją? Kitas plakatas irgi pasislėpė. Emigruok arba kovok, nevergauk. Negalima šitai prašyti. Neemigruok, nevergauk, kovok. Ištaisykit šitos plakatus. Nuimkite tos plakatus, kurie tarsi normalų dalyką pripažįsta, kad mes turime misti iš kontrabandinių cigarečių, benzino ar lenkiškų produktų. Galime susitvarkyti čia taip, kad būtų gyvenimas Lietuvoje visiškai normalus gyvenimas. Ir galvodamas apie tai, kaip viltingai čia mums kalbėjo jaunimas, aš noriu, kad mes kartu pasakytume, Lietuva gali ne tik šunimi loti, Lietuva gali daug ką, ko jin net pati šiandien gal nežino, ką gali. Pradžiai, kodėl negalėtumėm pasakyti, kartu mes galim. Lietuva gali. Lietuva gali. Lietuva gali ir padarys. Mes galim, nes trauktis tikrai nėra kur. Šiandien mes turim padėkoti politikam ir Seimo nariam, kurių vienas kitas matyti tarp mūsų. Kitą savaitę Seimas balsuos dėl ypatingojo prokuroro.
Jo gal ir nereikėtų, jeigu mes turėtume teisingumui ir tiesai tarnaujančią prokuratūrą. Bet šiandien jo reikia. Ir mes tikimės, kad mūsų Seimas palaikys čia dar kovo 17 dieną mūsų visų išsakytą idėją. Taip pat mes tikimės, kad Seime rasis dar ir šią kadenciją žmonių, kurie imsis kontroliuoti specialiasias tarnybas ir teisėtvarką ir stabdyti jų savivalę. Bet mes šiandien susirinkom tam, kad žvelgtume į ateitį, kad iš tikrųjų neleistume manipuliuoti tauta kaip minia, kad būtume savarankiški, mąstantys, susipratę, solidarūs ir keltume politikams savo reikalavimus per Seimo rinkimus, nevengdami kelti ir žmonių. Už teisingumą LT. Į tokią svetainę įėję ar paprašę jaunimo padėti įeiti, mes galim gauti šiandien visą informaciją ir prisijungti prie bendro judėjimo. Šį judėjimą kuriam visi, nuo jo pavadinimo iki jo tikslų, uždavinių ir labai konkrečių veiksmų. Ten visi galim teikti savo pasiūlymus ir kurti jį kartu. Šitą darykime. Esam labai skirtingi. Ir tai yra labai puiku. Laisva tauta visada yra iš skirtingų, savarankiškų, laisvų žmonių suburta. Kas mus jungia? Ištikimybė Respublikai. Nors ne visi esam davę jai priesaiką, bet čia susirinkę esam ištikimi savo atkurtai Lietuvos Respublikai. Mus jungia meilė.